Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Dar prieš reklamą žadėjau ypatingą pažintį. Kol kas neišduosiu, kas jis ar ji. Tikiuosi, šį žmogų pažinsite iš pirmų reportažo sekundžių. Jeigu nori pasiekti svajonę savo, geltonas kelias veda, keliauti ir nugalėti. Duok mielas draugė ranką, kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Padaryk šitaip! Jeigu būdami vaikais prieš maždaug 20 metų mėgote keistuolių teatro spektaklius, tuomet pažinote šią mergaitę Dorotį, kuri ieškojo Smaragdo miesto burtininko. Tuomet daugelis mažų mergyčių norėjo būti panašios į drąsią heroję. Tos mergytės užaugo ir pati Dorotį, tiksliau ją vaidinusi Ieva Kurytė. Pažvelgus į dabartinę Ievą, sutinki su banale, bet teisinga mintimi, jog laikas labai greitai bėga. Rodos visai neseniai ėjome į spektaklius, kur vaidino 8-metė Ieva. O štai šiandien ji daili moteris, advokato padėjėja ir beveik 5 metukų Barboros mama. Apie šeimą, planus ir išgyvenimus pakalbėsime netrukus. Kol kas sugrįžkime prie Ievos vaikystės ir vieno svarbiausio jos praeities įvykio – geltonų plytų kelio ir Dorotį vaidmens, kurį gavo pranokusi daugiau kaip 40 kandidačių. Mano norus, kas padėtų svajotą žvaigždę pasiekti. Žinokit, dainuoti nemokėjau visai. Visai buvau be klausos ir man, pasakė netgi, kad aš ten tik žiopčiusiu, o balsas bus kitos mergaitės. Ir kadangi aš labai nenorėjau to, iškėliau tokią sceną, tai labai ačiū keistuoliam, kurie apsiėmė mane mokyti dainuoti. Tėtis mane tuo pačiu užrašė į chorą Liepaitės. Tai tenais dar mane labiau patobulino. Pasibaigus gastrolėms baigėsi draugų pavydas, priblėso aplinkinių dėmesys. Ir nors Ieva pasiūlymų vaidinti vis dar sulaukdavo, tačiau net ir būdama vaiku tvirtai nusprendė, jog jai žinomai teisininkų dukrai vaidyba nepakeliui. Mama advokatė Vilija Gražulytė ir tėvas buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Egidijus Kūris mergaitė nuo mažens mokė siekti tokios profesijos, kuri būtų ne tik malonumas, bet ir pelnas. Be to Ieva matė, jog aktorių asmeninis gyvenimas teatras, o to mergaitei nesinorėjo. Tad atsidavusi teisės studijoms ir norui turėti šeimą, būdama 23 metų susilaukė dukrytės Barboros. Aš galvoju, kad tai yra geras amžius, nes mano mama mane lygiai taip pat pagimdė ir aš kažkaip tai jaučiausi labai saugi vien dėl to, kad man mama buvo visą laiką ne vien tik tais mama, bet ir draugė. O kažkaip pagal mano tą suvokimą atrodė, kad draugė yra dėl to, kad mūsų amžiaus skirtumas nėra toks baisiai didelis. Todėl galvojau, kad mane gali ir lengviau suprasti ir dar pati nėra visiškai pasenusi ir pamiršusi savo jaunystės, vaikystės. Tai aš galvojau, kad tai nėra blogai, kodėl ne? Tuo metu kažkaip tai net visai ir norėjau. Ieva neslepia, kad gimus dukrelei ji pažino visas motinystės spalvas. Iš tikrųjų, pirmais metais buvo tikrai labai sunku, nes aš auginau ją praktiškai visiškai viena. O mano mama, kadangi jinai irgi yra labai dirbanti ir aš iš tikrųjų net nelabai suvokiu, kaip jinai ten viską suspėja, tai aš jau jos aš labai drįsau kažką sakyti. Jau ekstra atveju, kai labai reikėdavo, tai tikrai pažiūrėdavo. O šiaip jinai buvo pasakiusi man, kad kai Barborytei bus ten kokie 2,5-3 metukai, tada mes su ja draugausim, kai jinai galės viską pasidaryti pati. Tai taip ir atsitiko. Tuo metu Ieva jau išgyveno skyrybų procesą su vyru Karoliu, todėl pagrindinė motinystės našta teko būtent jai. Vis tiek mama yra mama. Vyrai jie, sako, suvokia, kad jie turi vaiką, tik kai vaikui sueina kokie ten 4, 3, tada jie pradeda, turiu vaiką. Tai kažkas gal panašaus, aišku, negali sakyti, tas tėtis tikrai labai myli, rūpinasi ir bendrauja, patinka su tėčiu bendrauti, taip? Problemų neturime. Pačios Ievos tėvai išsiskyrė, kai jai buvo 9, tačiau mama visą laiką skatino Ievą bendrauti su tėčiu. Tad ir Ieva seka šiuo pavyzdžiu. Jauna moteris sako, jog kiekvienam vaikui reikia tėčio ir to iš jo negalima atimti. Barbora puikiai sutarė ir su mamos širdies draugu, su kuriuo Ieva kartu jau daugiau kaip 3 metus. Aš ir susipažinau kažkaip kartu praktiškai. Aš visą laiką sakiau, kad Barbora suras man naują vyrą.
Nes jinai tiesiog, užsikabino jam ant kaklo, aš dar to nebuvau mačiusi, žodžiu, ir nepaleido, sakė, dar pabūnam. Kalbant apie mamos ir dukros santykius, pažvelgus į šias dvi linksmuolės, vargu ar pasakytum, jog čia mama ir dukra, greičiau vyresnioji ir mažesnioji sesutis. Vis dėlto Ieva neslepia, kad jai tenka pabūti ne tik draugiška, bet ir griežta mama. Nuo pat pradžių, kai tik tais negimė, aš pati savo pasakiau kategoriškai tiesiog, kad taip kaip aš užsiauginsiu, taip aš ir turėsiu. Kad tai yra mažas toks parazitukas, kuris jisai yra linkęs ant tavęs užlipti ir žodžiu, daryti su tavim, ką jisai nori. Jeigu tik tu leisi, tai taip ir bus. Tai kažkaip tai aš galvojau, kad visų pirmiausia aš esu mama, o paskui esu draugė. Tai Barbora labai gerai žino vieną taisyklę. Taip kaip jinai su manim, taip aš su ja. Ieva jau seniai nebekuria planų susijusių su menais. Jos artimiausiuose tiksluose advokatūros egzaminai. Tačiau savo dukrai nedraustų išbandyti kažką panašaus, ką ji patyrė vaikystėje. Juk nieko nepraras, sako Barboros mama, ir priduria, jog labiausiai norėtų, kad vaikas būtų protingas ir gyvenime pasirinktų tai, kas jam geriausia.